Labas, tu tikriausiai ta naujokė, koks tavo vardas? Aš Eglė. O kokia jūsų varda? Mano Simona. Mano Erika. Aš Marija. O iš kur tu būsi? Aš iš Samališkių kaimo. Kai čia per kaimas? O jis toli? Sunkia paaiškinti. Nu gerai, mes bėgsim jau. Jo, mes Susitiksim Facebook'e. Jo, susirašysim Facebook'e. Kas tas Facebooks? Iki draugės. Kaip jinai čia šveplai šneka? Baik, iš žemaitiškai šneka. Kas tas yra? Ai, nesvarbu, einam. Kiek draugų turėsiu? Gal tu troboj gimė iš viso, kad taip būties? Ir gimiau, ir ku. Kiek daug draugų? Tai komentarų. Kas čia pastovė per foto? Gražus karošai. Ei, karvių melž, kaimietė. Aš nenoriu mokytis tokioje mokykloje, kurioje mokosi kaimiečiai. Tu smirdi, grįžk į savo kaimą. Kaip galima nežinot, kas yra Facebookas? Kas per kaimas iš vis? Kaimietės mieste negali. O čia ta kaimietė. Ko čia sėdi, eik bulvikas. O, žiūrėk, čia tikrai ta kaimietė. Ten prirašyta. Oi, nu gražu. Supranti, aš čia kompiuterį pastais pamačiau, ten kaip tai vadinasi, Facebooks ar ten tavo nuotrauką. Ir ten apie tai tiek negražu prirašytų žodžių. Supranti, žmonės nelaimingi silpni, kad taip apie tai rašo. Tu esi žemaitė. Nu, dėl tos kalbos tu esi kitokia, bet tikrai neprastesnė už kitus. Kaip nerodyk tų nuotraukų nieką. Nu, būk atsargiai. Gerai, dukrelė. Gerai, mami, supratau. Gerai. Gerai, susimatysiu. Eiki. Ir aš svečiatinį matau, žinai. Vėl jinai čia. Kartu be karvių melžimo ir šiandien ramiai auktų sporto šūkinimo grįžti į savo kaimą. Nu ir ką, nu ir aš kaimietė. Kaip ir Maironis, kaip ir Baranauskas, kaip ir Marcinkevičius, Aliekna. Atsirado čia Maironė.